Ganytojo žinia. Su jumis šį rytmetį sveikinasi rubrika Ganytojo žinia. Kaip visuomet ryto eterio komanda keliamės ir lankome įvairiausias Lietuvos bendruomenės. Šį kartą keliamės į Kauną ir lankome Kauno evangelinę bažnyčią. Šį gražų rytmetį pastorius Gabrielius Lukošius su mumis pasidalins ganytojišką žinią. Taigi, labas rytas pastorių. Iš tikrųjų labai smagu aplankyti įvairias Lietuvos bendruomenės ir šiandien aplankyti Kauno evangelinę bažnyčią. Papasakokit, kuo gyvena jūsų bendruomenė šiuo metu ir ką šiandien norėtume perduoti mūsų klausytojams, kuo pasidalinti. Artėja mūsų vienybės šventė bendrijoje, tai vis tiek yra pasiruošimai ir žvilgsnis šiek tiek į priekį, kaip jinai vyks ir kas bus. O šiuo metu, žinot, yra ir daug tų įvairių dienų. Neseniai praėjo sekminės, birželio 1 sekmadienį buvo tėvo diena, o mes einame ir per apreiškimo knygą. Taigi ir apreiškimo knygos žinia kažkaip skamba bažnyčioje ir viešpats kalba dėja. Tai štai, taip trumpai būtų galima pasakyti. O kuo šį gražų rytmetį norėtumėt pasidalinti? Kokia žinia norėtumėt pasidalinti su mūsų klausytojais? Kokia žinia? Galbūt, žinot, paskutinį sekmadienį mes žiūrėjome į apreiškimo knygos 3 skyriaus paskutinį viešpatės kreipimąsi. Tai yra kreipimasis į Laodikėjos bažnyčią. Ir paprastai šitas kreipimasis tarp tikinčiųjų, tai jis taip sukelia tam tikrą nerimą, nes viešpats sako, kad tu esi drungnas, jeigu tu būtum karštas ir šaltas, bet kadangi esi drungnas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Ir toliau viešpats sako, tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Ir tada aš tau patariu pirkti iš manęs išgrynintų ugnį aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Ir sako, tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu, būk tatuolus ir atgailauk. Štai tokia žinia, ir aišku, dar yra tie labai brangūs žodžiai, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Bet ta žinia iš pirmo žvilgsnio atrodo tokia grėsminga, tačiau jeigu mes suprantame, kad mums kalba viešpats, kuris paaukojo už mus savo gyvybę, tai mums taip pat derėtų suprasti, kad geriau yra žinoti ir suprasti savo padėtį, negu vertinti ją priešingai. Kaip viešpats sako, tu sakai, aš esu turtingas, pralobęs ir nieko man nebereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Dabar nemanau, kad kiekvienam iš mūsų skaitant reikėtų iš karto tiesiogiai šitos žodžius prisitaikyti savo. Bet ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad kiekvienam iš mūsų svarbu klausti viešpatės ir būti atviram jo atsakymui, kokioj padėtyje mes esame. Kokia ta mūsų padėtis? Kai mes einame per apreiškimo knygą, per 2-3 skyrius, mes matome, kad viešpats kalba įvairioms bažnyčioms, 7 bažnyčioms ir ta žinia kiekvienai bažnyčiai skiriasi. Taigi, taip ir kiekvienam iš mūsų, tas viešpatės atsakymas bus kažkoks konkretus. Ir šioje vietoje mums tenka kažkaip ir tos drąsos šiek pasisemti, nes dažnai kartą mes kaip žmonės nesam linkę girdėti to tiesaus atsakymo, mes labiau norėtume girdėti taip, kaip mums patinka. Nepriklausomai nuo to, koks tas atsakymas, kadangi mes nežinom jo, ta rizika tokios nežinomybės ir kaip dabar viešpats mums kalbės, ką jis pasakys, ką jis parodys, galbūt kaip jis prabils į mus, negali mums ir nepatikti. Bet kuriuo atveju geriau žinoti tikrąją padėtį, negu gyventi savo iliuzijų pasaulyje. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad šitas kreipimasis viešpatės yra labai, labai guodžiantis, nes jis sako, aš patariu tau pirkti iš manęs. Ir taip sakant, jis pasiruošęs suteikti, tik tam reikės šiek tiek sumokėti už tai. O kokiais pinigais mes mokame viešpačiai? Tai yra mūsų laikas ir mūsų dėmesys. Mums teks skirti laiko ir dėmesio tam, kad mes įsigytume
taip sakant, kad subręstų mūsų tikėjimas, kad mes aiškiau matytume viešpaties išteisinimą, kaip jis mus išteisina, kad jie jo teisumo ir šventumo rūbai, kažkaip mes juos gautume iš jo, mes įsižiūrėtume į tas tiesas ir jos taptų mūsų dalimi. Ir kad mūsų širdies akis būtų apšviestos. Tai mes matytume, koks yra mūsų viešpats, pažintume jį, matytume, į ką jis mus pašaukė. Taigi skirti laiko ir dėmesio tam, kad mes įsigytume tos brangius dalykus, kuriuos jis kiekvienam iš mūsų siūlo. Ir tada viešpats sako, aš jūs myliu. Kalbėdamas tos dalykas, sako, tos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu. Sako, būk tolus ir atgailauk. Ir čia tas viešpatės raginimas atgailai apreiškimo knygoje, kreipimės į 7 bažnyčias, skamba 5 kartus. Ir atgailauti tai nereiškia kažkaip paviršutiniškai, staiga sakyti, o taip viešpatė, aš čia kažką padariau, dabar man atleisk. Ne, tai visų pirma atidžiai pasižiūrėti. Ir tik tai viešpatės šviesoj, tik tai kažkaip matydami tai, koks jis yra, mes galime matyti, kur mes esame nuklydę, nuslydę. Ir tada ir tas prisipažinimas yra nuoširdus, tuomet ir noras suktis į tiesos kelią irgi yra tikras. Taigi šitoj vietoje verta prašyti viešpatės pagalbos, kad ta atgaila būtų tikra. Kaip jisai suteikia atgailą, jisai suteikia atgailos dvasią. Ir jeigu jis sako, būk uolus ir atgailauk, čia kiekvienam mums verta pasižiūrėti ir pamastyti, kažkaip paklausti jo, už ką aš turėčiau atgailauti, ar yra už ką atgailauti. Ir tada galų gale tie jo žodžiai, kai sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Ir dažnai mes kaip krikščionys žiūrime juos negatyviai, mes sakom, o tai reiškia viešpatės nėra viduje, jisai beldžia už durų. Bet pagalvo, kaip gerai, jisai stovi už durų ir beldžia, belieka tik atidaryti, jis užeina. Ir tai kiekvienam iš mūsų. Taigi iš ties būkime jautrus ir dėmesingi jo žodžiams ir būkime atviri jam. Nuo šį rytmetį ganytojo žinia su mumis dalinosi Kauno evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.